Nuo rugsėjo 1 dienos vairavimo instruktoriumi galės būti ir šeimos narys, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą bei netrumpesnį nei 5 metų vairavimo stažą. Pagal naująją tvarką mokytis praktinio vairavimo, instruktuojant šeimos narius, galės siekiant įsigyti teisę vairuoti B1 arba B kategorijos transporto priemonės. Po šiemetinių stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatų paaiškėjo, jog 36 studijų programos universitetuose ir 23 kolegijose šįmet nesulaukė studentų. Nesusirinkus reikiamam kiekiui norinčių studijuoti, šios programos tiesiog uždarytos. Tarp nepopuliarių yra evangeliškoji teologija, lenkų filologija, odos ir polimerinių gaminių dizainas. Seimo pirmininkė Irena Degutienė Šiaurės ir Baltijos šalių parlamentų vadovų susitikime pasiūlė pradėti konkrečias diskusijas dėl Europos energetikos bendrijos steigimo ir naujų energetikos politikos iniciatyvų. Esą tai turėtų mažinti energetinę priklausomybę ir spręsti energetinių salų problemą. Per 7 šių metų mėnesius Lietuvos geležinkeliai vežė beveik 15% daugiau krovinių nei pernai per tą patį laikotarpį, tačiau vidaus vežimas sumažėjo 2,2%. Ekspertų teigimu, akivaizdus eksporto pagyvėjimas reiškia pamažu atsitraukiančią krizę. Vykstant visuotiniam ūkiui surašymui jau užregistruota 83% visų ūkių. Statistikos departamento duomenimis iš Lietuvoje užregistruotų 34 296 ūkių jau yra surašyta daugiau nei 27,5 tūkstančio. Apdoroti duomenys bus perduoti ES statistikos tarnybai.